kad aš to pašnekėčiau, man? Ką tu nori, kad Kas aš to yra? pašnekėčiau? Nusim kepurę, man. Ne. Šitas BMW yra oranžinis, o ne raudonas. Sveiki, salos gyventojai. Sveiki sugrįžę į Karkestą. Šiandien turim Arvį. Pirmą BMW šį sezoną mūsų laidelį. Sveiki. Pasisveikink garsiau. Garsiau. Ir turim pirmą kartą tiek daug klausimų. Nežinau, ar tu toks populiarus, ar žmonės pasijuokti iš tavęs norė. Gal pasijuokti? Nes klausimų visokių yra. Tai šį kartą sugalvojau, kad pradėsim nuo žmonių klausimų, nes ganėtinai nemažai yra, o paskui pereisim ten prie mano klausimų. Sutarta. Eisiu iš eilės tiesiog, neatrinkinėjau nieko ir nežiūrėjau. Aha. Tai pirmas klausimas, pats žinai tiksliai iš ko jisai bus, tai iš išmetimų dievo, a.k.a. parazitas. Kodėl ant galinio difuzorio dešiniai pusėje yra išpjovimas, bet išmetimo ant galio nėra? Nematyti parašyta. Dar nėra padaryta operacija, kurios reikia. Evapą išoperuoti reikia ir tada vamzdį privirinti. O kad evapą išoperuoti, man nieks neatsako normaliai, kaip reiktų jį tvarkingai išoperuoti. O tai nėra informacijos internete kažko? Labai nedaug tos informacijos yra, ką būtent operuoti, ką palikti, ką užglušinti ir ko nedaryti ir kaip išprogramuoti, kaip ir taip toliau. Tai labai nedaug. Aišku, vieni sako lupk lauk, o kiti sako reiks programuoti, turėsi problemą. Tai ir lieka tas toksai. Žmonėm labai patiko tas klausimas 12 žvengų. Čia, aišku, pradėsiu nuo Facebooko klausimų. Šiaip iš tikrųjų labai dėkui, nes iš ir Facebooko, ir Instagramo buvo labai daug klausimų. Tai dėl to ir pradedu nuo jų. Tai antras klausimas pagal eilę būtų, kada Audi. Aš nežinau, kodėl Edgaras klausė to tavęs. Nežinau. Gal jam labai patinka Audi, bet man tai... Pats turi 9-2, nemanau, kad jam Audi. Jo, ir labai gražų 9-2. Įmėsiu čia nuotrauką Edgaro 9-2. Bet nereik, manau. Turi 2 BMWs. O esi prieš Audi? Ne, nesu prieš. Gal keli modeliai patinka, A7, visi RS-ai visgi. Ne, tai RS-ai čia. O toliau tai, nežinau, BMW fanas tiesiog. Gerai, sekantis klausimas iš mūsų Karkesto dalyvio, Mantas Džem, linkėjimai. Tai FAK serija buvo 20 metais, tai kokia jų gavimo istorija? Čia šneka eina apie numerius. Gal Regitra nežiūrės šito. Prasideda. Aš kai atsakinėsiu, užblūrinti tavo veidą. Tai... Jo, gerai. Buvo taip, kad aš, kai ją registravausi, aš neišsirinkau numerių. Turėjo būti lyja. Be to momentų registracija, visa kita, draudimai, taip toliau, biški išsitaškė pinigai ir nebenorėjau imti jokių numerių. Duok iš eilės, viso gero. Bet tas registros darbuotojas labai norėjo man įkišti kokius nors numerius. Davai dedam tokius, davai tokius. Tiek to sakau, davai gal tokius. Dėk ir viskas, sakau, bet kokius. Ir jisai tada paėmė baltą lapą, užrašė tos numerius, man taip pastumė ir pasižiūrėjau, kokią kainą. Jis tą lapą pasitraukė, užrašė, pastumė. Gerai, sakau, davai, pas kitą darbuotoją ir perrašėm numerius. Čia senatis yra šitam dalykui. Kas toks? Senatis yra šitam dalykui, ar ne? Jo, jau kiek 4 metai beveik. Senatis nuo 10 prasideda. Tai gerai, sorry. Aš tavęs neklausiu, kiek parašė ant lapelio sumos. Tebūnie, jo. Kits klausimas buvo, kada turbo bus. Aš sakau, nefiltruoju klausimą ir pagal aiškumą nedėjau, bet... Turbos neapsimoka įdėti. Paprašiau 3.5 įdėti. Tai 3.5 gal su turbo? Tai 3.5 su turbo. Kainos, man atrodo, variklio ten apie nuo 3 prasideda kažkur, darbai visą kitą. Gal kažkada, jeigu labai jau pritrūks tos galios. Bet mūsų keliais, tai jeigu gyventume Lenkijoje kažkur, gal suprantu, bet čia man ir su 2.8 jau. Jo, nes čia labai daug klausimų buvo, koks variklis. Tai pasakyk, 2.8. 2.8, 169, man atrodo, kilovatai. Vien dėl to, nes čia yra Sulevas, iš Kalifornijos parvažiavęs, jisai yra sumažinta galia. Šiaip, jeigu originaliai, tai turėtų būti 173.
Dėdė į siurbimo koliką nuo 3.0 ir turi 190. Programa darbiškai reikia. Viskas. Supratau. Tai. O toks liūdnesnis čia, kodėl lempa žvakės? Jo, nes buvo ksenonai ir jie visi laidai ištrupėjo, išdegė ksenonai, viskas ir, žodžiu, teko pirkti naujas lempas. Šitos buvo ganėtinai pigios, tos mano žvakės, 330 eurų tuo metu komplektas ir dar už 140 pardavau ten tas. Šitos su tais papiktinimais ir atrodo kol kas neblogai. Tai, o ksenonai subtop antakių, man atrodo, vieneto nauja kaina yra apie 500, 5 PM kažkas tokio. Tai nebent reiktų medžioti, žiūrėti, gal kažkur atsiras. Ta. Čia klausia Toleikis, koks variklis ir kas toliau? Tai variklį atsakėjai? O toliau nebent į siurbimo koliką ir jį padaryti... Bet nėra planuose 3.5 dėti. Kol kas ne. Kol kas ne. Supratau, antras čia klausimas, kodėl BMW? Va, klausė, kada Audi, o dabar klausė, kodėl BMW? Man atrodo, irgi kažkas klausė, kodėl prasidėjo, kodėl BMW. Nu, ten daisim iki to, bet... Jo, tai aš galiu iškart praktiškai atsakyti. Buvo taip, kad mano patėvis vairavo BMW Huliganą M3. Ir aš dar pradėjau eiti, man atrodo, į 1 klasę ir jis mane veždavo į mokyklą. Tai vot man nuo to ir prasidėjo, kai aš pasidėjau toj M-kiai ir buvo šalia jinai visą laiką. Ir nuo tų laikų ir prasidėjo tai BMW viskas ir tada jau prilipo. Nu, po to įsplėsim. Ir dar dadėjo stipriai, mano pirma mašina buvo Peugeot 36 ir mūsų gerbiamas, nelabai gerbiamas gal, Sakalas pridėjo, kai jisai betę turėjo ir kai aš ją pamačiau, pasėdėjau ir tada aš supratau, kad aš noriu 3.4. Tai nuo to ir prasidėjo jau tada tikrai. Čia Domas klausia, kad duos prisikošti. Prisikošti. Ai, ne, prasikošti. Prasikošti visą. Kad duos prasikošti. Nu, reiks suplanuoti, jo. Reiks koilus pakelti. Ten Domutis pas mumis yra, jisai didelis žmogus. Tai galim susiderinti. Aš keturačius, jisai šitą susitarsiu. Čia Nardo užbėga įvykiam už akių, net ištryniau iš savų klausimų šitą klausimą, bet koks būtų svajonių garažas, turint unlimited dolerių? Aš buvau užsirašęs, man atrodo, kad nepamesti ir kad... Trauksiu užrašus. Kad random nebešaudyti čia tiesiog. Tai būtų tikriausiai kažkoks Grand Cherokee Trackhawk tikriausiai. Toks, tiesiog, žinai... Ganėtinai per didelę mašiną kaip tau, bet... Ne, bet kroviniam susikrauti kažkam, žinai, patogiai. Save susikrauti. Jo, save viską. Nuo labai senai, kai pradėjau matyti Top Gear'e, tai buvo Koenigsegg Agera. Su tom durim, kur... Tai čia nuotrauka tikriausiai gal įdės. Bet kad žmonės taip nurašai, kad jie nežino, kaip atrodo Agera? Agera jinai, tikriausiai gera. Kartais dega, bet Agera. Honda NSX pirmas, BMW M3 Evo, E30 ir tada tikriausiai geram offroadui Jeep Wrangler TJ. Tai tas su apvaliom lempom, jau Wrangleris iškelta, taip toliau, šūdabridis. Ir tiek. Nu, tokį, jūs ramą. Toks lengvas garažas. O taip jame ir išvardina. Ir tam, ir palakstyti, ir prekiams, ir bet neįsivaizduoju, su kurio mašiną tu deilintum. Su Trackhawku deilinčiau, arba su NSX-u. NSX-as gerą variklį turi. Irgi kol nedega. Va, tau į temą klausims, kada parduosi šitą tripį. Nes čia klausia žmogus iš kameros. Aha. Nesirašiu kol kas. Buvo planas po Ultrace'o Sorerį, šitą parduoti, Sorerį pasimti, bet kai... Dėt nuotrauką, nes šitą tai tikrai žmonės jo, pavadinimo nepasakys. Sorerį reikės, jo, įdėsim. Tai
Bet paskui, kai po Ultreiso grįžus nusileidai į realybę po kiek savaičių, žinai. Grįžti, čia tas pats, kaip išvažiuoji atostogų ir tu toks važiuoji namo ir galvoji, tai aš čia kalnus galiu nuversti, aš galiu viską padaryti. Grįžti į realybę 2 savaitės praein, ką aš žinau, nu tai gerai ir taip, kaip yra. Taip, tai va, tai kol kas ateityje galbūt. Gerai, atsakė. Tikiuosi. Ar išpildęs visą savo fantaziją šitam projektui? Jei ne, tai kokie planai? Tai įsirbims jaučiu, ne? Įsirbimas, norėčiau bodžio, bet truputį bijau. Nu, taip, ar jo tikrai reikia? O bodis čia irgi jaučiu jau dedas toks, kuriam pjaustyti reikėjo buvo. Be abejo, jo. Nes jisai tikriausiai pirma mintis buvo DiverX dėti. Paskui atradau, kad Latvijai gamina 1M repliką. Tai kaina nebloga, 8-9. O tai gerai, kiek 1M yra platesnis už stoką? Aš kiek dabar tikrinau, man atrodo, ar ant galas tai tikrai žymiai platesnis. 7 ar ant 8, man atrodo, centimetrų jisai yra galas platesnis jei neklystu. O priekis irgi ten, man atrodo, 4 ar 5 centimetrai, kažkas tokio. Tai jisai yra platesnis, tikrai. Bet DiverX'as jisai turi bendrai tokį, kaip trasai maždaug skirtą tokį bodį, o tas jisai tiesiog karkos išpūstos ir viskas, žinai. Tai... O tai jeigu dėtum bodį, dėtum ant varžto ar lietų? Ant varžto. Ant varžto. Manis toksai jau... Šypmens neaprūvintų? Ne, daug kas jaučiu gal neaprūvintų, bet nežinau, man atrodo, kad kažkaip gražiau. Jo, su bodžiu čia, bet iš kitos pusės čia skonio reikalas. Be abejo. Aš jeigu, pavyzdžiui, bodį dėčiau ant kažkokios mašinos, irgi dėčiau tik ant varžto. Paprasčiau, jeigu tau reikia kažkur kažką prieiti ar dar kažką išsivalyti galų galę. Esu matęs variantų, kai bodis yra suleistas ir jis pradeda vaikščioti ir trukinėja. Skilinėja, taip toliau, tai tiek to, ant varžtų stovėtus. O priekinį, man užtektų ir galo, aš priekį galiu sparnus tiesiog jemkės nusipirkti, jie užsideda. Nu taip, realiai. Tai čia tas pats žmogelis klausė, koks tau žinomiausias, dailiausias E82 tavo akimis? Jeigu taip, aš... Pradžiu pasakyk Klaipėdai gal, nes aš žinau, kad... Klaipėdai tai būtų Degučio žmonos, Simonos, tikriausiai dailiausias, gražiausias. Ten dėmesio labai daug yra įdėta, tai tikrai tas pirmukas yra gražus. O jeigu išėjus iš Lietuvos, iš vis praktiškai, aš nežinau iš kokios šalies yra, tai 82 mėlynas Clinchhead apdailom. Tai aš nuotrauką atrasiu, Instagramą tikriausiai atrasiu ir pridėsiu. Tai va, tai ten toks, atrodo rimtas aparatas jau tikrai, kaip Boeingas. Nu, ta. Čia Paulius klausė, koks variklis jau atsakėm ir kokios modifikacijos atliktos dabar iki šiai dienai. Iki šios dienos splitteris, lempos, ratai, koilai, iš mechaninių sėdinių į elektrinę susidėjau, spoileriukas, shadowlinas, nu ir tada sutvarkymai visokie, veidrodėlis suplaktas, sutvarkiau ir daugiau kaip ir nieko daug čia nebuvo daryta. Gražiai atstabdžiai, nu bet čia tiesiog pasirinkimas. Nu čia jau. Nu. Kitas klausimas, kada liveris tamsta. Nu čia nes yra mada, žinai. Nenori. Ypač dar šiandien mačiau vidos kažkur Instagram'e ir Reels'e, kad tipo, jeigu nori ilgai turėti automobilį, kad atsigautų tavo, Night Ride darė video, klijavo savo tą Nissaną ir sako, jeigu nori, kad atsigautų tavo akį mašiną, kurią ilgai turi, užsiklijuok liverį iš pradžių, žinai. Arba plevelę. Arba plevelę. Ja. Ne, liverio, buvo mąstymas apie plevelę kažkada, keist spalvą, paskui ten praeitų porą metų, žinai, nusiklijavai. Aš daug žmonių esu ginčiasis, aš to kokius 2 kartus esu rašęs, kokią spalvą ant dokumentų yra. Pastovi, kas metus keičiasi. Prieš tai buvo vėliau. Dokumentuose tai nesikeičia kiekvieną. Dokumentuose nesikeičia, bet norėjau aš, ar tu apie dabartinę spalvą? Apie dabartinę. Dabartinę, oranžinę. Nes aš tau sakau, taip. Nes jis man vis sakė ten, raudona, sakau, nu ne raudona jinai. Jinai šiaip yra oranžinė raudona tokia, nors oficialus pavadinimas jos yra Sedona Red. Tai pavadinime yra raudona. Saulė šviečia, jinai yra oranžinė,
vakare jinai yra raudona. Tai kaip nori, taip sakykit, tai Nes ir tavo raudona. spalva ir oranžinė. ganėtinai tokia išskirtinė, Jo. kas liečia pirmukus. Nors cenzūrai matėm dabar jau tokios pačios spalvos buvo. Yra, Tik tai, jo. kad neatrodė taip kaip tavo. Taip, jo. Buvo pirmukas 1M oranžinis buvo, jo ta populiariausia spalva buvo oranžinė, o šita, šiaip Amerikai šita spalva buvo populiari. Tai ta, kur mes matėm pirmuką, tikriausiai iš Amerikos. O jeigu grįžti prie to, kokią spalvą žadėjai traukti? Buvo mąstymas violetinė Juodai. kažkada ir paskui, kai aš pamačiau LAG 001, Ai, žaliata. jo, ta žalia M3 Klaipėdoje, kur laksto, ten tiesiog yra Jo, saldainis. ten tas spalva. Tai yra, jinai tikriausiai vat kažką tokio gal norėčiau. šiaip įdomiai atrodytų pirmukus ta spalva. Jo, tai va, tai žalia. Čia nežinau, Vytautas kažkoks klausė, ar tavo Kolega buvęs. buvęs. Da, paklausinėsi tokių klausimų, būsi ir tu buvęs. Ar tavo mėgstamiausias daina prie mašinos All Eyes on Me? All eyes on me, live life of a thug. Čia kol Ne. atsakinėsi įdėsi. Nedėk. Kokią dainą? Ne. Ne. Nors ten buvo prikolas, sakykim, ką nori. Buvo trendas tuo momentu, paskui buvo O tai pasikeičimas. apie ką čia yra, nes čia aš toks nujaučiu, kad čia yra inside jokes. kažkur Ne, paslėptas. buvo vidosikas su Dankė, ten Patricija, man atrodo, kur ateini prie mašinos, ten atsisėdi ir aš nerodysiu čia dabar, tai... Ai, tu Jo, apie šitą. All Eyes on Me. Jo, tai pradžiai buvo trendas, paskui buvo tiesiog jau išsikalinėjimas. Nu, supratau. Na gerai, einam į Instagramo klausimus, nes jų čia irgi ganėtinai nemažai. Čia viens rašo žmogus, vienas buvo užsienietis su nehojom tačka kurį. Tai seniai, aš nežinau, kur tavo tačka. Tai čia dėl lempų klausimas, paskui Jo. Lauris klausė, kodėl statiko ne oras. Nes nenoriu oro. Traukti technikinį, nu, gali techą praeit, man atrodo, dabar su oru. Įmanoma, nelabai įmanoma, Na, bet statik vien dėl to, nes aš labiau yra norėjau. kas dabar traukia oro lauk vien dėl to. Tai va, tai aš labiau statiko norėjau, man maloniau važiuojas. Mėgstu pavargti su 3 metrų lapkiam įvažiuoti. Na, ja, čia, bet čia pas mane taip. Jo, bet nežinau, man labiau patinka statika tiesiog. Kai tu pamatai Hebra renginiuose, kas stovi, pavyzdžiui, mano dabar statik, jinai praktiškai žemiausia būna ir tas pats su oru nusileidžia praktiškai tiek pat jau. Jeigu aš nuleisčiau koilus max, kas yra dar centimetrą, tai jinai praktiškai kaip su oru stovėtų. Apart. Aš tai nežinau, aš apie orą galvoju, kad vienintelis, bent jau man asmeniškai, aišku, 2 dalykai, kad gali pravažiuoti visur, kur Jo, tipo... teisingai. Nu, jeigu naudoji pagal paskirtį, žinai. Taip. Ta prasme, susikėlė kažkur, jeigu reikia Pravažiavai. pravažiuoti, susileidai. Taip. O antras dalykas, tai aš visada prie parduotuvės privažiuočiau ir tą... Yeah. Tai šitas labai fainiai, dėl ko Aš norėčiau visada oro. daryčiau tą. Jo. Visur, nereikia, aš eičiau iki Statoilį pasimti. Nu, tai žinai, tiesiog kažką. įsidėjai, kur turi patranką, tą, žinai, padangą montuot. Ir salonę paim, tiesiog vis Tėvelė bairiai. turi garsą, viso. O šiaip Bet planas, nieks nejuda. planas būtų R-kapsų susidėti nebent. Nu jo, čia vienas. Tai būna tokie podukai ir kapsai užsideda ir gali truputį išsikelti. Tai va. Kokia viso pirmuko projekto kaina labai brangu tai pasidaryti? Brangu gal nėra labai, nėra jie šiaip brangus iš tikro patys tie pirmukai. Nu kodėl? Kups, tai vis dėlto vertė. Nuo variklio priklauso. Tau čia ne tas... Dizeliai jie pigus, 135 labai brangus palyginus, 128 jų mažiau gal yra, tai jie tokie per viduriuką. Kokia M1 kokiam kosmose yra. M1, man atrodo, kainos gali atrasti naudotų jau ten, naudotų normaliai, nuo 40. Kas nėra labai mažai. Taip, nes 135 važiuoja praktiškai geriau jį užbūstinus. O jau kas geras, tarkim, nu tai PEM, šiam, mačiau
mobiliai buvo vienu momentu su V10 kompresorium. Ir nelabai supratau originaliai ar ne, nes ir skidelis, viskas buvo kompresor, tai ten iš vis, man atrodo, netoli 70 buvo. Tai kainos O kosminės. tavo, ar labai brangu va tai pasiekti? Nežinau, ar buvo klausimas, gal atsakysiu iš karto tada. Buvo taip, kad aš turėjau Golfą 6. Nu jo, čia buvo klausimas, čia gal realiai sekantis beveik nupirkus, koks buvo pradinis vaizdas ir kiek nervų atėmė iki tokio padaryti. Tai va, tai viskas prasidėjo nuo to, kad buvau nusipirkęs Golfą 6, GTI, pasivažinėjau ir buvo prikolas tas, kad aš jam nupirkau ratus per COVID-ą, nuvažiavau iki Kauno, tik įvažiavus beveik į Kauno Viadą prie autostrados, nusipirkau ratus, viską, apsisukau, sustojau kito Viado į tualetą ir tada man žmogus parašė, gal nori keisti. Nu, davai, žiūrim. Tada 2 savaitės mes susirašinėjom, susitikom Raseiniuose ir jisai pravažiavo su Golfu, aš pravažiavau su pirmuku, susirašėm 4 pardavimo lapus ir apsikeitėm ir grįžau namo su šitą, o Golfo kaina buvo 6 000. Tai sakykim, kad aš jį nupirkau 6. Ir toliau visi modai. Tai bumperis buvo. Bet jis iš Amerikos yra. Jo, jisai iš Amerikos Tu turi ir jisai... nuotraukas, man atrodo, ne? Kaip Aš atrodo? ką? Nes tu turi nuotraukas kaip... Aš atrasiu, yra, turėčiau turėti. Nes buvo, aš tai girdėjau, čia N metų buvo Taip. gandai, kad jis iš 2 sulipdyti Taip, yra. manęs net buvo kažkoks vaikas Ukranio Jau supranti, kad paklausęs. nėra gerai, kai vaikas tavęs klausia. Būtent, kažkas labai stipriai prišnekėjęs buvo. Virintas iš 2. Tai ne, nėra virintas iš 2, buvo gavęs į, jeigu gerai atsimenu, keleivio priekį. Tai nebuvo skaudžiai, bet gavęs buvo. Tai Lietuvoje jau sutvarkytas, žmogus su juo pasivažinėjo ir įsivaizdavo, kad hana varikliui. Bet reikėjo tiesiog variklio dangtelį pakeisti ir viskas, nes siurbė tepalą į 6 cilindrą. Tai, Tai iki 6 000 už patį automobilį dėkim taip. jo, Ir iki tokio, koks jis dabar yra. dabar kokia kaina būtų? Ar kiek truko bendrai visą? Gali pasakyti, kiek truko, kiek nervų kainavo viskas, bet aš nemanau, kad čia buvo kažkoks labai triggeris tavo. Ne, nervų nebuvo. Šiaip labai reliable, nes 128 tie varikliai geri, NPM2, NPM1. Iš tos pusės viskas ok, pradžiai buvo, nes jinai treilino, jo, nervų kainavo. Paskui baigėsi visi nervai ir paskui tik tais spliterio laužimas kiekvienais metais ir jo litavimas ir tiek, toliau tų nervų kaip ir nebuvo, viskas ramiai. Didžiausi nervai paskui prasidėjo, kai aš norėjau ratus pakeisti, kas yra labai sunku jam pakeisti, nes dideli etai yra ir sunku atrasti gražius ratus. Bus klausimas dėl ratų irgi. Tai va, tai labai sunku atrasti ratus, o šiaip daug nervų nekainavo. Tai kiek dabar, realiai vis tiek, nes čia ne Taip. vienas ir ne 2 klausimai buvo dėl pinigų, tai kokia, manai, plius minus dabar jo vertė? Šiaip, jeigu dėti skelbimus, kokį 10-12 tam tarpe gal apytiksliai. O čia range, kad supras žmonėm tokių pirmukų, kokioj vietoj ta tavo kaina yra į mažąją pusę ar jau į didžiąją? Jeigu būtent paėmus tokių variklių kupas, būtų skelbimas tikriausiai šiuo metu didžiausia kaina. Nes šiaip jie eina kokie 7, iki 8 geriausiu atveju, bet dažniausiai iš Amerikos jie parvažiuoja be komplektacijų. Tai pas mane irgi ta komplektacija ne pati didžiausia, tai bet jau yra koilai, ratai, prižiūrėta, visa kita, tai tik iš tos pusės. Čia klausimas ne tau, bet atsakysiu, nes jaučiu pareigą. Nes parašė, gal kokią lokaciją susuksit, kai lezas, kad palikt gerų atsiminimų visiems. Tai aš pirmam kalbėjau sugrįžime Karkesto, kalbėjau Vidoskė, kad jeigu žinot kažkokią vietą, kuri pasirašytų už pinigus, kad galėtume atvažiuoti naktį ir ten pasidaryti to vadinamo veiksmo, tai duokit man žinoti, nes aš vis dar tokios vietos neradau, tai va toks būtų atsakymas dėl tų
Lezų. Sunkiai Klaipėdai su vietom. Ta prasme, Jau. tik to. Jo. Kas paskatino kelią į automobilių kultūrą, vat klausimas. Sunku pasakyti, tikriausiai draugai tiesiog, kadangi prasidėjo tas pasaulis, kadangi aš užaugau kieme praktiškai, buvau iš tų vaikų, kur buvom kieme, o ne prie knygų, tai ir tada prasidėjo draugai ir tas pats Sakalas, jisai buvo ir Paulius tenai su Krekžde buvo ir nuo jų, nuo vaikystės ir patėvis pavairuodavo mašinas ir ta Emkė, ir va taip ir išsirutuliojo viskas į automobilių pasaulį visą. Sakau, nefiltruoju klausimų, tai gal čia šokinės temas, tararai yra čia. Bet žodžiu, jeigu EU visgi uždraus vidaus degimo variklius, ką darysi, ar sėsi už elektromobilio vairo? Koks klausimas toks atsakė, jeigu uždraus, tai mes visi sėsim. Jeigu uždraus. Tu gal ir sėsi. Bet jeigu tiesiog pradės kelti mokesčius, riboti ir taip toliau, tai ne. Gal daily hybridas, gal. Bet projektą ar dar kažką, ne, niekada. Čia toks, nemanau, kad nei vienas tikras automanas nepasirašytų tolumoj. Nebent ateitų kažkokią dieną, kur uždraustų. Lietuviai yra išradingi žmonės, vis tiek kažką sugalvota. Labai. Išsikrausti. Ir čia tas pats žmogus klausė ir kitas yra klausimas, jau nebesusijęs su elektromobiliais, o su pačiais projektais, tai jeigu galutinai uždraustų tuninguoti automobilius, ką darytų? Jeigu uždėtų, tuos tokius jau ribojimus, kad negali būti, kaip yra Amerikoje, kai kurios šalyse, kad negali būti žemas. Ir Vokietijoje, man atrodo, yra. Vokietijoje apskritai viskas su tūvų turi būti jau ten su... Tikriausiai vis tiek eičiau to keliu, tūvai prasidėtų visi taip toliau ir mašina eitų tikriausiai iki kiek leidžia valstybė, vis tiek. Arba jau kas belieka, sportpasas, bet... Jeigu nes dėl sport paso girdėjau, kad irgi žada priimti kažkokius pakeitimus. Tai va, uždraus, eisim iki tiek, kiek galėsim. Tai. Kaip ir sakiau, yra klausimų dėl ratų. Tai aš pasakysiu klausimą, tu pabandyk atspėti, kas klausia. Kodėl tokie negražus ratai šį sezoną? Kodėl tokie negražus ratai? Ką tu purtai galvą? Ne jisai klausė, ne jisai. Šiaip neįsivaizduoju. Neįsivaizduoju, kad galėjo paklausti tokio klausimą. Žmogus su barzda seniau labai visada būdavo darbinė mūdė, murzins. Kiek tu, mes šaradą žaidžiam? Žaidžiam. Sakyk. Sidabrinį longą turi dabar. Sidabrinį longą? Ne, tu... Vapšė. 7 klasės sidabrinį longą turi dabar suleidęs, suratas, ne per seniausiai pasiėmė. Ne. Sakyk. Ar tu mane stebinė, jėtų? Gražus tie ratai, kas yra? Aš ne dėl rato, aš dėl to, kad tu nežinai žmonių. Ne. Prasideda B. Bragar. Negražus ratai, duosiu aš tau negražus ratai. Susitiksit pakalbėti. Susitiksim. Aš beje, kai su Emiliu buvo karkestas, po to Emilis sako, atsiųskit man ratų, jeigu rasit kažkokių, tai Bragars man vieną vakarą siūtė meškiukų, tos yra tie ratai, kur meškiuko formas. Kodėl, ne? Jų dar aukštai. Tegul pasiūlyk geresnius. Neužkosminę kainą. Tu tikrai nenori, kad jis pradėtų. Jis man siūs vėl. Tai tegul man siunčia. Viskas, mano Instagramą žinot. Čia viena tokia mergaitė, Javainis, su prieki brūkšneliu, apatiniu. Tai uždavė labai daug klausimų. Šiaip iš tikrųjų gan tokių pamastymų ir gerų. Tai ačiū. Ačiū. Ką norėtum, kad žmonės suprastų apie tave, pamatę tavo auto renginyje? Čia toks gilus klausimas, biški. Čia toks kitokių, nepatogus klausimai lygio toks, žinai.
net nežinau iš tikrųjų, kad tų pirmukų šiaip mažai yra, iš tos pusės gal irgi, kad galima tai pasidaryti ir kad galima su tokiais ir važinėtis. Ir tikrai aš su juo deilinau prieš tai. Tai sunku net atsakyti, šiaip iš tikrųjų nelabai galvoju, ką žmonės galvotų. Nu ja, čia toks būtų keistas dalykas į tą kreipdėmesį, nes... Taip, šiaip dažniausiai, ką žmonės galvoja, tai kaip aš pravažiuoju. Nes visi žiūri į splitterį priekinį, kad jisai nuo žemės tiek, žinai, ir kaip aš pravažiuoju. Nu, bandai ir pravažiuoju. Nevažiuoju ten, kur neina pravažiuoti. Čia šiaip iš tikrųjų reiktų žmonių klausti, ką jie apie tave galvoja. Ką jūs galvojate apie šitą? Ką jūs galvojate apie šį nuostabų pirmuką? Oranžinį ir raudoną. Kitas klausimas, kaip vertini Lietuvos automobilių sceną? Ar jį auga, ar labiau stovi vietoj? Ta panelė baig visus mano klausimus. Realiai. Negaliu pasakyti, kad jie labai auga. Labai jaunimas pradeda rinktis naujas mašinas. Kas nėra gerai. Nėra gerai, bet ir valdžia neleidžia mums daryti senų automobilių, nes jų nebėra. Vis kiša, kad pirktų naujus automobiliai, technikinis draudžia ir griežtina viską. Ir tie seni automobiliai keliauja į šrotus, kur jaunimas dabar, jeigu nori išsilaikęs teisės nusipirkti kažkokį senesnį automobilį, sunku kažką atrasti. Bet aš šiaip iš tikrųjų linkęs būčiau vis tiek prie to, kad jeigu labai nori... Jeigu labai nori, bet kiek daug tų norinčių? Nu, daug kas pasidžiaugia EFKM ir viskas. Nu, bet čia yra dar tas toks iškreipts dabar... Nenoriu aš čia moralizuoti labai stipriai, bet iškreipts toks socialinių medijų gal dalyks, kad žinai, kur tu ten scrollini Instagramą ar ten kažką ir meta ten, žinai, emkės, ten viską, lambo, hujambo ir taip toliau. Tas biškiai atitolin nuo tų senų mašinų. Aišku, yra ir ta pusė socialinės medijos, kur vien yra senos mašinos ir panašiai. Ir malonu žiūrėti yra į tokius, kur... Jo, bet tas gal biškiai atstumė, jo jaunas žmogus nori, žinai, čia ir dabar, kad būtų visas tas sunkės ir panašiai. Mano nuomonė, kad krenta truputį. Sakyčiau. Aš irgi manyčiau, kad yra ir vieningumo nebėra tarp tikrai kultūros, tai dėl to gal. Ir ta pati mergaitė klausia, kas tave labiausiai motyvuoja šiame hobyje, greitis, bendruomenė, estetika ar kita. Sunku pasakyti, tikrai nežinau, man tiesiog patinka automobiliai visų pirma, jau tas ir tam tinkama, sakykime, terapija beveik. Nuotaikos nėra, dar kažkas, tu išvažiuoji, pasivažinėjai, nereik nei tų kartais renginių, užtenka vienam, apvažiavai ratą, pasivažinėjai, pabuvai su automobiliu. Kai tu jį pasidarai iki tam tinkamo lygio arba turi savo svajonių automobilį, jisai yra tam tinkama terapija. Nu, nebūtinai netgi pasidaryti tą automobilį apskritai, jeigu tu... Taip. Važiavimas. Jo, aš turiu tą nuomonę, kad... Nes aš realiai labai dažnai išvažiuoju. Žinai, turiu savo maršrutą. Taip. Tą tokį, kur atsėdai, pasileidai arba nepasileidai muzikos. Klaipėda, Karklė, Palangos plentas ir grįžtam atgal. Nu, tik tiek, kad dar jeigu važiuoju, daugiau laiko turiu, tai ar ten su Monika važiuojam, tai... Važiuoji taip, link Karklės, tada Palangos plens, tada į Palangą, pro oro uostą. Mes su Monika vadinam jau čia tą, važiuojam didelį ratą. Reiks pabandyti. Jo, ir tada važiuoji pro oro uostą, Vytauto gatvį, grįžti atgal ir tada jau pasirinktinai ar vėl pro Karklį į miestą grįžti, ar tipo važiuoti jau normaliai. Tai vat visas tas, tai tikriausiai vat šitas dalykas. Aš manau, visi tikriausiai automanai pritars, kas yra tikri automanai, kad ne vien tik tas, kad nuvažiuoti parodą ir pastatyti automobilį, smagu sulaukti kažkokių tai emocijų žmonių, klausimų, bet pats automobilis, pats važiavimas, visa ta kultūra, pabuvimas garaže, kad ir kiek mes čia koilus dabar dėjom, kiek vargo mes turėjom ir taip toliau. Bet tai yra malonu. Iš kitos pusės. Nu taip. Taip.
būti tam garaže su draugais, su automobiliais, tai va tas didžiausias dalykas tikriausiai. Dar vienas klausimas, nes jinai, sakau, Dar viena. nemažai klausimų. Važiuojam. Kokia buvo tavo pirma meilė ant 4 ratų? E30 MK. O tu neturi nuotraukas jaučiu, ne? Ne, nuotraukos neturiu, nebent pas močiutę gal pavyktų fizinę nuotrauką atrasti sunkiai. Aš galėsiu pabandyti. Pabandyk, jeigu jis ras, bus čia kelta. įdėta. Jeigu neras, Tai tada nerasiu. Sorry. Kokia tavo BMW istorija, nuo ko prasidėjo, kodėl būtent šis modelis, nuo ko prasidėjo jau papasakojom. Jo. Ir kodėl būtent šis modelis tiesiog taip sukrito kortos. Taip sukrito kortos. Prieš parašant tam žmogui aš mačiau tą skelbimą, bet ten buvo parašyta, kad domina keitimas į didesnį auto. Jis į šunį turėjo berods. Ir aš jam net nerašiau. Ir jisai pats parašė. Aš jau buvau rats nupirkęs. Nu, bet jau tiek to. Tai kodėl ir gal aš jį būčiau pardavęs seniau jau, metai 2 ten po nupirkimo, bet kai aš jį parsivariau Klaipėdą, jo tokių nebuvo daug. Vienas kitas mieste. Kai tu pasiėmė, aš atsimenu, kad, ta prasme, tokių mašinų nelabai čia pas mums. Tai va, tas labiausiai gal ir patiko. Ir paskui dabar jų daugėja, bet smagu matyti jos iš tikrųjų. Geltonas tas gerai atrodo. Jo, tas geltonas. Galėtų į renginį kokią atvažiuoti, būtų įdomu apžiūrėti iš arčiau iš tikrųjų. Jo, geltonas gerai atrodo. Nu, pripjausim spruoklės. Ką čia Emilis juokės už kadrą? Jo, jam nepatiko. Jam nepatiko, neaprūvinu. Viską galim pridropinti. Baigęs tas mergaitės klausimą, dabar Paulius klausia, ar svarstai apie kažkokį kitą projektą, jei taip, apie kokį... Tai būtų... O jei nesvarstai, tai kodėl? Tai būtų Soreris, tai būtų Toyota Sorer arba Lexus SC 400-300 arba su 2 JZ arba su 1 UZ. Aš paskaitu, kai man pirmą kartą pasakė apie tą, kai grįžote iš L3 ir pasakė, nu bet nėra jinai ten išvaizdžiausia mašina planetoje. Jinai nėra išvaizdžiausia, bet tu ją gali padaryti išvaizdžią. Ir man vėl patinka tas dalykas, kad jų nėra daug. Nu, aš Klaipėdoj vien senais laikais važinėdavau, man atrodo. Nes, aš turėjau kažkada ir slyvą, patiko man jinai, bet kad ir ką bedarysi, tu turi tą pačią slyvą, ką ir visi kiti turi, ir jų pilna miestą. Tas pats su šiam dabar yra. Būtent. O vat pirmukas nėra tokių daug, Soreris nėra tokių daug. Yra daug smagiau kažkokį projektą turėti, kur biškai išskirtinesnį galbūt. Jo, žmonėm gal didesnė ir taip. Emocija sukelia. Tai tas laivas būtų įdomus. Bet kol kas dar taip, tik, ne? Kol kas šitas, dar paskui žiūrėsim. Jo. Ką galėtum patarti žmonėm, kurie mąsto apie projektą iš pirmuko? O, čia geras klausimas. Iš pirmuko? Nedarykit. Nedarykit, jo. Nedarykit, nes dar vis nori būti skirtinis. Jo. Šiaip sakyčiau, visi krauna tos 1M bumperius priekinius, tai net nežinau, pabandykit paieškoti aero bumperį ir užsidėti. Aš labai norėčiau, jeigu kas turit, galim galbūt keisti. Jis labai retas yra, tai būtų įdomu tą užsidėti bumperį. O šiaip nėra sudėtinga jos padaryti. Spliterių pilna, bumperį gali nupirkti. Klausimas, ar yra tokiam modeliui, yra daug aftermarketo pasirinkti ar ne? Įmanoma atrasti, tikrai. Yra ir poslinčiai, bet turiu omeny ir visa kita. Įdomesnių dalykų, ne Maxton vien, ten, žinai, apdailas. Yra, kainos kyla stipriai. Jo, nes, pavyzdžiui, clinch head bodys, man atrodo, 4,5 tūkstančio kainuoja. Jo. Tai paskui splitteris, jeigu karboninis arba nekarboninis, yra vienas, kurį aš norėčiau užsidėti. 300, 500 PM karboninis, 300 plastikinis. Tai yra tų dalių, yra lempų, jeigu labai stipriai norit, yra berods amerikiečiai perdarinėja priekinės lempas, kaina gali susikelti už komplektą, man atrodo, 4 ar 5 tūkstančiai. Bet ten jau biksenonai, ten RGB ir taip toliau, ten karbonas ir visa kita. Tai įmanoma tikrai, vienintelis minusas - ratlankiai.
Etai labai didelį yra ir sunku įkišti gražius ratlankius. Jeigu randi gražius ratlankius, jie išsikiša, nebetelpa į vidų. Ir viskas. Arba verti, taip toliau, apverti. Apsakai. Jo. Kaip skardas prisakėdavo, Tai va. senas laikas. O toliau, jo, įmanoma. Tai aišku. Čia klausė vienas toks žmogus, ar legalu sukt burnautą prieš šviesoforą. Ne, nelegalu. Aš taip Aš nedarau. galiu papasakoti, jis bandė, mes buvom Von Marmit Liepojai. Jo. Ir Liepojas Ai, Liepojoj, jo. stoviu už jo, kitą kelią pusę eina panas kažkokias. Ir mes stovim prie raudonos nusukt nuo veduką. Ir Arius toks, ta mašina po truputį visus kratus. Bet nekreiptos panas dėmesio. Ir jis dar pabandė kokius 3 kartus ar 2 prasukti ir mes pradėjome važiuoti. Ir tada, aišku, panas pradėjo justi žiūrėti su 3 antru, nes ten klykė viskas. Ir Justis čia klausė, bet jaučiu klausė apie kitą kažkokį kartą. Aš nežinau kur, nemačiau, manęs nebuvo tą dieną tikriausiai niekur. Gerai, kada mechanos lapas, kad būtum normalus vyras? Jo, šiaip Kad būtų. paimtum tą lasdą į rankas. Šiaip vietoje mechano gal būtų įdomu susidėti lapkės, bet reikia laidynų svesti taip toliau. O mechaną norėčiau, tik nesidomėjau, kiek kainuotų, bet jaučiu kainuotų truputį. Dogboxą, visą mašiną sakykime. Tai Samsoną tiesiog dedam ir viso gero, išsukimas. Ir važiuoji. Taip, į driftiškės ir sušersim viskas. Ir čia paskutinis Instagramo klausimas, paaiškink IG vardo prasme, ar vidėrijat. Šitas geras. Bet jau N metų tu. Šitas geras. Daug kas nesupranta ir kai supranta, tada būna prikolas. Nes taip, kai užmetė akį, tai... Niekas nesupranta, taip. Kiti net žinai, net neskaito iki galo. Jeigu mano geri draugai žiūrės, tai pasijoks. Mes kažkada važiavom į mano močiutės sodą į Dituvą su autobusu, mes dar teisių neturėjom, viskas. Ir jie nežinojo, kur mes važiuojam. Ir jie klausinėjo, are we there yet, are we there yet, are we there yet. Ir nuo to laiko gavos, kad are we there yet. Tai kitoj pusėje Instagramo, bet yra are we there yet. Tai va, are we there yet. Aš galvoju, bus iš Šreka tas asils, kur galia karėtasi. Tai va, tai nuo to karto ir pasiliko. Tai tik tais keli draugai dar mane taip vadindavo, šitspons kartais būna ir toliau jo, ar vidėrėt viskas. Gerai, dabar tos klausimus visus praėjom, pasidarysim pertraukėlę ir grįšim su mano klausimais. Susitiksim. Ką, grįžtam po... Sveiki, sugrįžę. Reklaminės pauzės be reklamos. Labai gerai. Jeigu norite pasireklamuoti Karkeste, parašykite klaipėdasbmrenginiai@gmail.com. Nu ką, einam prie mano klausimų. Daug turėjau ištrinti, nes buvo tau daug klausimų, kur dubliausi. Ačiū Jums labai. Jo, dar kartą ačiū už tie klausimą ir tikiuosi kitiem dalyviam irgi nepagailėsit tie klausimų. Tai mano klausimus prabėgsim taip greitai. Tai kaip šitas sezonas tavo asmeniškai? Šiaip visai nieko kol kas, apart to lietaus, kad biški trigerina pastoviai, bet šiaip labai greitas iš tikro sezonas. Renginys. Ir kaip pagalvoji, jau beveik Liepos pabaiga. Nu tai taip, kur man žiauriausias buvo tas, kad atėjo Joninės, jau dienos trumpėja, o kur vasara? Vasara neprasidėjo, hebra. Tai, bet šiaip jo, greitai labai, nes daug veiklos, čia va tas ultraisas, čia visi cenzūros, taip toliau ir skrenda tiesiog. Bet šiaip visai nieko. O tai koks linksmiausias įvykis šios vasaros jau buvo? Linksmiausias? Nu, toks įsimintiniausias gal labiau. Nu, įsimintiniausias buvo išvaryti pilnai nudropintą iš garažo. Šitą mašiną buvo labai smagu, kai Emilis turėjo bumperį net kelti biškį, kad aš išvažiuočiau. O šiaip tai tikriausiai kelionė į ultraisą. Nesu šito aišku automobiliu, gal kitais metais, bet tikriausiai kelionė į ultraisą ten. Ne, kitais metais turi būtinai nuvažiuoti. Jau reiks stengtis.
reikia stengtis. Jau aš prisiderinsiu prie jūsų, nes jūs žinau, kad jaučiu sėdėsit vis tiek prie bilietų pirkimo. Jo, Tai būtinai. jei galėtum pakeisti vieną dalyką autokultūrai, kokį pakeistum? Kokį pakeiščiau? Kuris tavo asmeniškai toks, kur gal žmonės daro, ar patys, pavyzdžiui, automobilių savininkai daro, ar apskritai gal išvelgi tokį dalyką, kuris galėtų kitaip būti? Sunku pasakyti, kiekvieno skonio iš tikro, aišku, aš pats užsidėjau tą spoilerį, bet tie kiti vadina kačiuko tą spoileris toksai, tai visi pradėjo tos dėtis dabar, tai šitas gal truputį ir vienas labiausiai, ką aš turiu irgi, tai yra neonkės, kurios dabar yra išjungtos, bet hebra, jeigu dedatės, susidėkit tvarkingai, kaba, šviečia iš tolių, matosi kiekvieną lemputę atsiprašant ir taip toliau. Dedate, susidėkit tvarkingai. Tai šitas, nes labai daug mačiau, kur, tiesiog tragedija. Jeigu ką, paprašykit, padėsiu. Atsakė į kitą klausimą, net ne į tą, kur Ne į tą, kur reikėjo, bet jo. Nes kits buvo klausimas, koks tavo nemėgstamiausias mods, o čia ką kultūrai būtum pakeitęs. Sunkiai, nežinau, nelabai Tau kažkaip. viskas patinka. Jo, praktiškai, kiekvieno skonį, tai sakau. Na gerai. Jo. Išvardink 3 projektus. Klaipėdos, bet ne iš draugų. Bet Klaipėdos būtinai reikia. Aš kiek suprantu, tu nelabai atsakysi, tai gali ir ne tik Klaipėdos. Jeigu yra Sunku, kai žinai. kelis Klaipėdos aš esu, kadangi nenorėjau taip tiesiog iš atminties kažką ieškotis, tai dabar pasidarė Elidžio 36. Prikolnas. Tikrai gerai atrodo tas baltas. Ne kiekvieną dieną tu jį pamatysi tokį baltą 36 kregždę. Labai gerai atrodo. Ir aš vis laik ir draugams sakydavau Luko E39. Čia Luk 420? Jo. Jisai iš snukio atrodo, kaip mes anksčiau būdavo, aš mokyklos laikais būdavo posteriai arba Google galėdavo parašyti E39 ir išmesdavo tą piktą snukį tokį, jo. Kur dėdavas visą ekraną. Jo, tai va būtent, tai vot Lukio E39 dar yra tikrai, o šiaip toliau, tai Vilnius buvo gavęs smūgį, tai Ervino E30 Whitebody žalias tas. Ten įspūdingas tikrai. Jo, aš kiek mačiau, bando atkelti, nežinau ar atkėlė, ar kokioj stadijoj jisai dabar yra, tikriausiai dar neatkėlė. Armeno Mersas, tikrai įspūdingas. Ir paskui man vis dabar Instagrame vis pamatau, following pradėjau, tai yra, čia pridėsim nuotrauką, Karolė su E30 tokiu tamsiu. Nebūsit matę. Jinai, man atrodo, laimėjo kažkokį, ar geražiausia dabar buvo. Čia kur buvo klasikos? Man atrodo, klasikos jinai buvo, jo. Aš ją vis Instagrame dabar užmatau. Gausiu atsiūs man. Jo, tai aš viskai užmatau, net sustoju skrolindamas. Tikrai gražus. Toksai išskirtinis. Tai va, tai čia tokie keli, kuriuos taip pasižiūrėjau, kad stengtis ne draugų, aišku, Beno, E30, Wildas, taip toliau, yra tikrai daug gražių automobilių Klaipėdoj ypač. Tai va. Sunku pasakyti ne iš draugų, kai dauguma yra... Jo, sunku, kai tu sukiesi aplinkui draugus ir... Aišku, yra ir užsienį tų gražių mašinų, žinai, tai va, tai... Reiks pridėti, jaučiu, prie šitų Edgos, tas pats, Edim antras, tai kur tas geltonas, su bodžiu. Tai. Ar kada nors gailėjais, kad įsitraukė į šitą visą tokią virtuvę? Niekada. Aišku, buvo momentų, kai turėjau kitus automobilius, tai 32 ir huligankę turėjau, tai buvo huligankė į tarpinės, jei neklystų, praputė. Tai buvo galvos skausmas, nors buvo mano vienintelis automobilis, tai tikrai galvos skaudėjo, kai reikia važiuoti darbą ir taip toliau. Ir E32 buvo irgi dalina klaida nupirkti jį ir irgi ten buvo problemų ir užgesinėjo jisai ir taip toliau. Tuo momentu gailėjaus, bet paskui, kai tu iš to išlipi,
tai vėl pradedi džiaugtis ir supranti, kad vis tiek automobiliai tai yra tiesiog jau gyvenimo būdas. Būna, kur irgi pagalvoja, jeigu, pavyzdžiui, taip viską mestum, nieką nebedarytum, žinai, net nežiūrėtum į tą automobilių pusę, kaip greitai jaustumės, taip biškai kažką praradęs. Buvo mąstymų, tikrai, dar prieš kokius 2-3 metus buvau įdėjęs skelbimą, tai aš jo ir galvojau, kad parduot šitą, parduot Daily, gal nusipirkti vieną, gal nusipirkti kažkokį kitą, tiesiog vietoj šito, buvo tų mąstymų, bet vis tiek. O kas tau yra tikras automanas, jeigu reikėtų įvardinti taip keliais? Mes buvom su kažko dabar šnekėję apie tai. Šiaip tikras automanas tas, kuris ne tik turi gražų automobilį, tas pats milijonierius prisiperka Ferrari, taip toliau, jis nėra automanas. Jis tiesiog turi pinigų ir jis gali sau leisti prisipirkti automobilių. Tas tikras automanas, kuris pats pridėjo rankas prie savo automobilį ir jisai pats jį daro taip, kad ir žmonėm patiktų, ir pačiam patiktų, ir jį tobulino. Tai mano nuomonė, tas tikras automanas, kuris pats daro savo automobilį ir savo rankas deda į jį, tuom gyvena, sakykime. Ja, sutikčiau. Šiaip man tas atsakė gerai į šitą klausimą, nes jis sakė, kad jeigu kas nematė, tai sakė, kad tas, kuris važiuoja naktį iš garažo namo, murzins, nevalgęs, norintis miego ir panašiai, bet su šypsena veidą, nes pasidarė tą, tai vat mes kaip koilus dėjom, pirmą nakties grįžom, penktadienį dėjom koilus ir šeštadienį 7 ryto į Jumį išvažiavom. Tai jo. Baisiausias automobilis jūsų tamsta akim? Baisiausias automobilis? Multipla. Nors ne, dabar jau jinai tokia jau retenybė, žinai, pamatai, prikolas Multipla. Nežinau, Italijoje ar kažkur tose galuose yra Multiplas bodis užkelts ant M6. Šiaip jo, nežinau. Dabar daug tų baisių daro automobilių, viešpatėlių, Audi, tie du senas, nors ir tą norėjau. Multipla yra toks, žinai, etalons baisumą. Kai tavęs paklaustų, dažniausiai iškart šaun mintis. Tai taip, tai va čia tas irgi toksai, yra tų baisių dabar atsirinkti taip. O gražiausias automobilis, jeigu vieną, bet reikėtų pasakyti, kur tau, kur jau, gražiausias LAG 001 M3 tas Gieškė, tikrai, tiesiog, nors mano svajonė yra F-kė, M3 sedanas, bet ta Gieškė tikriausiai man gražiausia. Ja. Ypač dar pas jos dedasi, jei neklystu, Adro priekinę apdailą visą, tai tas šnervės truputį jas pamažina. Aš nežinau, bet man tas šnervės prigijo, aš nežinau. Prigijo, aš jų nekenčiau. Kai Lietuvoje užsideda numerį ir jos tiesiog vis tiek persiskiria, tai man, nežinau, aš pradžių, kai pamačiau, aš taip, nors, pavyzdžiui, ir kai M2 naują pamačiau konceptą ir ten fotkės, kas čia persidas, vandenidas, žinai, bet aš jau porą kartą gatvėse mačiau, dar netoli mūsų servizo vienas to gerai atrodo. Labai gerai. Ja, tai jaučiu tą Gieškę M3 tikrai. O jeigu reiktų pasirinkti vieną automobilį visam likusiam gyvenimui, su kuriuo važinėtų? F-kė M3. Irgi? Ja. Manin tiesiog toksai, aš kažkada, kai plovykloje dirbau, pas mumis atvažiuodavo vaikinukas su tokiu ir matus, jisai važiuoja, deilina su ją viską, tai tikriausiai, įsėst galima, bagažinėje vietos yra, važiuoja, atrodo gražiai, nerealiai. Tai tikriausiai jo. Kur matai save ir auto pasaulį po 10 metų? Labiau įsitraukęs, ar taip pat įsitraukęs, ar mažiau įsitraukęs? Aš jaučiu bandysiu toliau taip pat, vis tiek, jau kai įlendi, tai sunku išlysti yra, nebent jau prasideda, pareina tarpas nebent. Žmona, vaikai, visas tas, kol užaugini truputį vaikus, ateina tarpas ir paskui vis tiek dažniausiai, jeigu esi tikras automanas, grįžti. Ne per seniausiai su kažko šnekėjau, kad klausė, kad tai kol tu dar darai čia kažką, čia, žinai, kad ir tas pačias cenzūras ten ir panašiai. Ar ten kodėl filmuoji čia, panašiai, tai
Aš manau, kad čia yra hobis. Taip pat kaip yra pakvaišusių žmonių dėl žvejybos, medžioklės ir panašiai. Pavyzdžiui, aš žvejų tai nesuprantu. Taip. Aš esu bandęs žvejoti, man nelipo nei tam kartui. Ta prasme, ir pavyzdžiui, žvejys, nesuprant, kol mes čia sėdim ir šnekam apie metalą laužą, kuris turi ten nuvežti nuo A iki B, žinai. Taip. Čia toks hobis, jo, tu gerai sakai, nepabėgsi nuo jo. Ne, tu gali tarpą padaryti, žinai, nes gyvenimas yra gyvenimas, kartais prioritetus reikia susidėlioti, žinai, bet vis tiek dažniausiai, jeigu esi tikras automanas, grįžti, nepabėgsi nuo to. Jo. Ką palinkėtum tiems, kurie pradeda dar tik tais, realiai galima sakyti jaunimui? Ta automano kelią, žinai, kur irgi įsitrauks į tą hobį, iš jo nebus. Tiesiog gal dažniausiai, ką buvau pastebėjęs, kad jaunimas, kai pradeda daryti, dažniausiai pirmas būna išsidirbinėja, kažkokias ten, ar tas kardas susideda, ar dar kažkokias nesąmonės pasidaro, ten vamzdį pusę metro iškiša iš galo. Darykit clean automobilius. Neskubėkit. Po truputį, galbūt pasitaupykit pinigų, susidėkit ar tos poslinkščius, dar kažką ir stenkitės clean daryti. Aišku, yra sunku, tikrai, jeigu ypač tu dar deilini su juo, bet tikrai įmanoma. Niekas nesako iškart koilus dėti. Yra žeminančių spiruoklių, kur padaro tą aukštį tokį ir tu vis dar gali važiuoti ir gali ir tėvus įsisodinti, ir močiutę, jeigu reikia nuvežti iki kapinių, viskas yra gerai. Paskutiniai kelionį. Tai neskubėkit, tiesiog. Įmanoma yra tų pigiai atrasti, gražių tikrai. Pasėdėjus marketplace. Tai taip, teisingai. Dabar bonusas tokie trumpi klausimai. Tai driftas ar stensas? Stensas. Dizelis ar benzas? Benzas. GDM ar Euro? Euro. Keista, kai kits projektas, sorry. Labai sunku išsirinkti šiaip iš tikro. Yra ir tų gražių, kadangi man BMW patinka, tai Euro. Bet žaidimai, jie turi tą sweet spot tokį širdį vis tiek. Jo. Kur Nojus kažkada yra sakęs, man atrodo, jūs esat feikiniai BMW fanai. Sakau, ta prasme, nes mes šnekėjom su Donce, man atrodo. Ir šiaip esu nekartą sakęs, kad ten kokie S13 ar dar kažką, tikrai mielų noriu priglauščiau, žinai. Ir sakai, jūs feikiniai, sakai, BMW fanai esat. Aš manau, visi BMW fanai norėtų JDM projekto ir visi JDM tikriausiai norėtų kada nors irgi galbūt kažkokį BMW. Yra dar sakoma, kad kiekvienas BMW fans galų galiausiai užaugia iki Porsche. Tai... Šiaip buvo noras kažkada galbūt viską parduoti ir bandyti taupyti iki Keimano Porsche, nes jie tokie biški pigesni, gražus ir juos padaryti labai gražius gali. Tai buvo planas. Aš tai sakiau, kits mano deilis bus Porsche'as. Dar nežinau koks. Čia tas toks ant senatvės, žinai, kur pasistatai garažę ir tu jį po truputį darai ir ten po kažkiek metų išsivarai tu jį, žinai. Gerai, toliau. Naktinis pasivažinėjimas ar garažas? Naktinis pasivažinėjimas. Solo buildas ar su Hebra? Su Hebra. Kas varžtus laikys? Kas varžtus laikys? Kas šokinės ant suprato, kad ko laikyšti? Mašina be tech apžiūros ar be muzikos? Be muzikos, aišku. Kas jums yra? Kokia velnė reikalinga ta muzika? Kartais smagu, jo, be abejo, bet... Kartais reikia ant grūzo, kai išvažiuoji vakarą, žinai. Jeigu tu su 2.0 dizeliu važiuoji, tai jo muzikos gal reikia. Tai taip. Bet jeigu tu benzą turi išmėti... Vienam važinėti ar su Hebra? Su Hebra tikriausiai. Mašina be stabdžio ar be vairo stiprintuvo? Be vairo stiprintuvo. Daugiau niekad neplauti mašinos ar visada važinėti su vienu nedegančiu staupu? Su vienu nedegančiu stopu, tiek to, bet mašina turi būti nuplauta. Dream Caras ar amžina meilė be problemų, bet su Fiat Multiple? Dream Car. Dream Car, tik tais. Jo, ir čia jau pabaigiau savo įstojimą, kadangi žmonės suklausė visų tų klausimų, kuriuos norėjau klausti. Taip. Tai dabar
pabaigai tokį bendrą palinkėjimą žiūrovui. Kokį Žiūrovams? galėtum pasakyti? Kaip ir linkėjau prieš tai visiems, neskubėkit su bildais. Įmanoma po truputį pasidaryti tikrai gražius, nereikia dėti gal bet kokių ratlankių, kuriuos pirmus pamatėjai, ar be pirmų modų, belen kokių, bet ką ir darytis. Įmanoma pasidaryti po truputį, gražiai, neskubėkit ir tų pačių, kaip minėjau, ledus, jeigu nori dėtis Jeigu belen ledus kaip. norit dėtis, tai rašykite lyderiją. Galiu padėti, jo, be abejo. jisai pradės užsiimti ledus. Įmanoma viską gražiai ir jeigu vieną renginį nenuvažiuosit su, kad čia ir dabar reikia sudėti, nebus problema. Yra tų renginių, spėsit ir dažniausiai tas laukimas atneša didesnių rezultatų, kai tu lėčiau darai ir stengiasi labiau. Tai va, tai Toks Bildinkit palinkėjimas. mašinas. Bildinkit mašinas, važiuokite į renginius, Taip. džiaukitės taip. automanų kultūrą, kaip sakant. O aš norėčiau padėkoti Arviui, kad atvyko. Ačiū tau. Padėkoti Jums, kad žiūrėjot ir kad uždavė tiek daug klausimų ir susitiksim kitam karkeste. Viso. Viso.